kai mes jau čia tik tam horizontė sušmėžavom, tikrai buvo, panašiai kaip su krepšininkais, reiškia, iš karto atsirado specialistų, reiškia, būrys, kad ką čia tie vaikėzai čia dabar darys. Čia atėjo, jau čia, jeigu jau nusirovė čia tų pinigų, tai jau pasisekė, reiškia, pasisekė, kažkam primelavo, bet čia nieko čia nebus, niekas čia nepasidarys. Ir koks nustebimas, kad viskas čia pasidarė, taip greit, ir viskas čia veikia ir dar pasidaro, greičiau negu kitur. Tai ajajai, tai kaip sakau, tokių žmonių visą laiką bus ir kuo mums geriau seksis, to jų bus daugiau. Bet, kad jų daugėjimas yra pats geriausias įrodymas, kad neblogai sekasi. Mokslo ir verslo bendradarbiavimas šaliai yra viena iš esminių jos klestėjimo sąlygų. Ta puikiai žino šiandien savo verslo sėkmės istoriją pasakojantys jauni broliai fizikai Kristijonas ir Augustinas Vizbarai. Į pagalbą pasitelkę vyresnįjį brolį verslininką Dominiką, ambicingi ir veržlūs dvyniai nepabūgo pamėginti sukauptas fizikos žinias paversti pelną nešančių produktų. Suvieniję jėgas bendram tikslui, 2011 metais Vilniuje 3 broliai įkūrė aukštųjų technologijų įmonę. Darbas yra absoliučiai esminis komponentas. Tikrai 95% sėkmės yra, jeigu nedirbsi, tai ir neteis, o visa kita aplinkybės ką lėmė, aš manau, kad, ta prasme, jeigu tu nežinai, ką darai ir bandai galvą pramušti sieną, tai ir darbas nepadės, bet jeigu tu žinai, ką darai ir tu suvoki realias aplinkybės ir tavo verslo planas yra geras, tai, ta prasme, įdėjus pakankamai daug darbo tikrai pavyks. Daug kas nustemba, aišku. kad ir čia jūs viską darėt, ir dabar viską darot. Dar dabar, kaip sakė, mūsų technologiniai procesai labai kabo ant mūsų dviejų, kadangi jis yra kristalo augintojas, aš kaip lazerių technologas galim sakyti, tai mes visą produkto kūrimo grandinę turim savyje, reiškia, tą visą žinias. Mūsų stiprybė yra tai, kad, reiškia, brolis ne fizikas, jeigu būtų trečias fizikas, sakė šakės kaip inkaras, eitumėte dugną. Nu taip yra tikrai tiesus. Tarkim, klientas sako, man čia reikia, kad ten būtų prietaisas, atliktų viską, kainuotų nieko geriausio, už dyką būtų, žinai, ir padaryk. Tu galbūt, būdamas inžinierius ir prastas verslininkas, eitum ir darytum. Čia ateina verslininkas, sako, nenusišnekėk, sako, tu tokio nori, tai mokėk man 10 000 eurų, žinai. Sakys, aš tiek nenoriu mokėti. Nu va, sakys, tai va, ieškom kompromiso. Jis darys tą ir tą, o tu man mokėsi tiek. Nu gerai, viskas. Tai tada aišku, ką daryti, nepasineri kažkokiam moksliniam etapui, už kurį ant galo niekas nesumokės ir tiesiog išsigrynini situaciją. Ir tą labai svarbu, tiesiog. Ir ką reikia svarbiausiai įvertinti, kad jeigu jau čia yra ta idėja komercializuoti čia kažką kurti, tai kad jau jeigu pradėsi, tai kelio atgal nebelabai bus. Tai irgi tą reikia suvokti, kad reiks labai daug dirbti, laiko nebebus, asmeniniam poreikiam, galbūt tas tavo netgi darbotvarkė bus be galo sunki, reiškia, varginanti ir galbūt tas atpildas jis nebus didelis, galbūt jis net bus mažesnis, negu kad tu dirbtum kažkokio įmonėje. Tu pirmus 5-6 metus, o galbūt iš vis net finale po tų 6 metų tau iš vis nepasiseks. Tai reikia tą įvertinti, kad savas verslas nebūtinai yra geresnis ir patogesnis sprendimas, negu dirbti kažkokioj pramonėje. Tiem, kam patinka toks tempas, tas adrenalinas truputį, tai tiem tinks toks dalykas. O kam nepatinka, tai reiškia bus sunku. Tai va. Tvirtas atkaklumas ir ryžtas įtempto gyvenimo ritmo nebijantiems broliams padėjo priversti patikėti jų idėją ir kitus. Visų pirma, rizikos kapitalo bei ES struktūrinius fondus, kurie į brolių Vizbarų verslo kūrimą sutiko investuoti daugiau nei 14 milijonų litų. 12 metų vasario mėnesį nieko nebuvo iš to pastato, iš vis nebuvo. O atsidarėm jau gruodžio 5 su visa technologinė įranga, čia visais švaros kambarys. Manau, tempai yra beprecedentiai iš principo, globalių mastų, reiškia, tas mūsų įsikūrimas, tas startupo istorija. Kaip man atrodo, kad čia yra pasakęs Ilja Laursas, reiškia, kad tai yra ne American Dream, bet jau lietuviška, reiškia, Dream. Veikiam, dar net nepilni metai ir jau augam, jau plečiamės, dabar įsirenginėjam antram aukšte, tai praktiškai bus to gamybinio ploto dvigubinsim beveik. Augam, brestam, reiškia, atsiranda tokių papildomų, reiškia, grandies, kaip sakyti, didinam pridėtinę vertę to savo produkto, ten moduliukų kažkokių rinkimas, tai komanda auga, reiškia, atsiranda klientai, atsiranda dideli klientai, kurie, reiškia, su ilgalaikė perspektyva, su, kaip sakyt, nebėra toks, kaip sakyt, kaip turgai obuolius ten stumdai po kilogramą, reiškia, atsiranda, kur atvažiuoja ir sako, man pakrauk dabar 100 sunkvežimių. Tai kalbant apie verslo pusę, tai žinoma, kad klientui nereikia jam unikalaus kažko, jam reikia patikimo, gero, pigaus, efektyvaus kažkokio prietaiso. Ta mes ir darom.
Šiandien jau moderniausia puslaidininkių lazerių gamybos laboratorija visoje rytų Europoje vadinama Brolių įmonė vysto dvi verslo kryptis. Jie siūlo elektronikoje taikomų epitaksinių struktūrų auginimo paslaugą bei gamina plačiai taikomus lazerinius diodus. Kurti tokią mokslinę produkciją brolius paskatino doktorantūros studijų Miunchene metu įgyta patirtis. Kaip aš sakyčiau, susikaupė tam tikra kritinė masė kažkokių rezultatų, žinių, kuomet mes nusprendėm priimti tą žingsnį. Kontaktavom su mūsų trečiu broliu, vyresnis jisai verslininkas buvo, tai kadangi mes abu fizikai, tai mums su tuo verslu, reiškia, ten daug sąlyčių nebuvo, kosmonautai truputį toj srity, tai jiem parašėm, kad čia jau liktai ir yra kažką, ką dabar jau čia galim būtų už ko užsikabinti. Mes iš tikrųjų gaminam komponentus, kurie finale atsiduria vienokiuose ar kitokiuose sistemose, o jau tos sistemos yra taikomos nuo kažkokių industrinių procesų, reiškia, monitoringo iki medicinos ar kitose pramonėse. Dabar tai yra gana universalus produktas, jis kaip pats savaime, tai jis atlieka vieną funkciją, jisai generuoja tam tikrą bangos ilgį, arba kitaip tariant spalvą. Ir ta spalva jau toliau atlieka, reiškia, savo funkciją sistemos. Tai pati didžiausia arba svarbiausia savybė mūsų lazerių tai yra būtent, kad mes sugebam pagaminti tuos čipus, kurie generuoja tam tikrą spalvų ruožą. Čia yra visa aibė tų lazerių. Jeigu taip įsižiūrėt, pats lazeriukas yra čia pačiam viršui, toks mažiukas dalykas, nuo kurio matosi laidukai. Matot, paviršių ir blizga toks taškiukas. Mes tą lazeriuką derinam aplink tą dujų sugerties liniją ir tokiu būdu mes galim padaryti labai jautrų jutiklį, kuris būtent nustatytų, reiškia, tų dujų kažkokią koncentraciją arba apskritai egzistavimą. Kur dabar reikia matuoti tos dujus? Mes turbūt nesusimastom, kad jutikliai apskritai tai mūsų supa visur aplinkui. Nuo telefono, kuriame integruota turbūt dešimtis įvairių jutiklių, jūs turbūt žinot, nuo touchscreen'o visų iki tai, kad akių judesius ar galvos judesius seka, tai principė beveik visi jie pagrįsti, reiškia, yra vienokio ar kitokio kažkokio proelektroninių prietaisų pagrįstų jutiklių. Taip pat tas sensorių pilna automobilis, reiškia, įsivaizduojat, chemijos pramonė, reiškia, kalnakasybos pramonė. Ten, kur yra daromi kažkokie sintetinami ar sodrinami procesai, išsiskiria vienokio ar kitokios dujos. Priklauso nuo to, kokie procesai vyksta. Ir ten yra labai svarbu, reiškia, tos procesus kontroliuoti, kad jūs efektyviai valdyti, reiškia, tai reikia mums sekti, reiškia, kas ten vyksta, tos cheminės reakcijos, kokios vyksta. Tai nuotoliniam matavimam lazeris yra gerai tuo, kad jisai šviečia per atstumą, tai mes galim, reiškia, kai kuriuos dalykus sekti nuotoliniu būdu. Nu, tai va, tokia trumpai rinka grinai industrinė, tai gal tas pats yra su medicina, reiškia, na, moksliniai tyrimai, reiškia, tai galim daryti kažkokius labai specifinės, reiškia, spektroskopinės sistemos. Tai iš principo, kaip sakyt, gana universalus dalykas. Tai, ką mes darom, jis gali būti pritaikomas tikrai labai daugelį sričių. Tai va. Komandą formavom palaipsniui. Jo, čia gal buvo, tai mes iš anksto žinau, kad bus sunku Lietuvoje, nes nėra specialistų, realiai puslaidininkių pramonė Lietuvoje sugriuvo kartu su Tarybų sąjunga. Ir tie specialistai, kurie buvo, jie per 20 metų išsivaikščiai į pensiją, pakeitė kryptį, išsivažinė. Nu, žodžiu, nebeliko nieko, nebeliko visiškai bazės technologinės. Imam jaunus žmonės, magistrus paprastai, ne anksčiau negu magistrus. Pradedam nuo praktikos, tai suteikiam galimybę įmonėje atlikinėti praktikas, tai tokiu būdu jie lengviau įsilieja, jų ta mokymosi kreivė būna statesnė, reiškia. Ir jeigu matai, kad žmogus motyvuotas, reiškia, dažniausiai pas mus šiandien ne visi turbūt motyvuoti yra, tai mes tikrai suteikiam jiem galimybių, reiškia, dirbti su ta tikrai pačia priešakinė technologija, daryti tuos dalykus, kaip sakau, kad tai neriešęs rekordus, reiškia, statyti, o globaliai, reiškia, statyti, daryti naujas technologijas, naujus prietaisus. Ir tuos žmonės, kuriuos tas motyvuoja, tai manau, jie daro stebuklus. Yra toks pasakymas, kad reiškia, geras inžinierius gali padaryti gerą dalyką, o reiškia, motyvuotas geras inžinierius gali padaryti stebuklą. Tai čia tikrai taip yra. Tai visada yra ta metamorfozė, kaip sakyt, nuo studento, reiškia, operatoriaus arba kareivuko, kuris jau, pasakai, padaro, iki jau inžinierius, kuris dar biškai ir kūrė ir kūrybinio darbą, tai būna pusę metų, kai kam biškai daugiau. Bet, principė, jeigu gerai prižiūrimas žmogus, tai jisai sėkmingai, reiškia,
tą vykdo ciklą ir paskui mums būna naudinga, kad jis pas mus dirba. Tai galbūt, jeigu būtum Vokietijai, to būtų reikėjo daryti turbūt šiek tiek mažiau. Nes galėtum gauti žmogeliukų, kurie jau reiškia vienus ar kitus. Bet ten irgi būtų klausimas, ten ta pati motyvacija yra toks dalykas, yra vien Lietuva lengviau rasti galbūt motyvuotą žmogų, kuris domisi šitas sritim dėl to, kad nėra kitur jam kur realizuotis. Vokietijai gali pilną pasiūlymų, kur gali save realizuoti, tai tuo pačiu ta motyvacija nukrenta ir labiau lieka toks, kad aš čia nuo 9 iki 5 ir namo, ta prasme, taip. Sunku, tai ten būtų daug sunkiau geriausia pritraukti negu čia, pavyzdžiui. Tai. Nu, man tai asmeniškai didžiausias autoritetas turbūt Amanas profesorius yra, kuris vadovavo doktorantūrai. Labai jau tas požiūris visas, kaip jis komandą valdė, kaip, reiškis, ta technologija, inžinierinė mintis, ta, kaip sakyti, inžinierinė tradicija, tai tikrai iš jo vienareikšmiškai perėmėm. Ta visa koncepcija, ką aš žinau, kaip filosofija inžinierinė. Tai man kažkaip jis ir šią dieną turbūt tikrai, kad jisai. Nu, mes stengiamės, kaip sakyti, taip kaip jis mus muštravo doktorantūros metu, stengiamės tą diegti savo įmonį. Būdas pats yra gana paprastas. Niekas net pirštų nebadė, ką daryti, buvo suteikta visiška laisvė, bet buvo reikalaujama rezultatų. Tai kitaip tariant, nebuvo sakoma, kad man reikia privežto varžto, tai tą varžtą reikia vežti čia. Jis sakė, man reikia privežto varžto, rezultatas penktadienį. Ir jeigu žmogus yra gabus, kūrybingas, jisai turi sugalvoti, kaip, iš kur ir ką ten privežti. Aišku, pats didžiausias įvertinimas tai yra, kai tau pasako, kad tu padarai kažką gerą. Kai tu žinai, kad tavo inžinierija, tavo tas produktas, jisai kažkam pasirodė, kad yra labai geras, vertingas. Tai turbūt yra didžiausias įvertinimas. Tai, kad visa gamybos linija veikia taip, kaip nori, ta prasme, kas suplanuoja, tas pasidaro ir galų gale ir klientas lieka patenkintas, jo lūkesčiai arba atitinkami yra, arba yra viršijami. Tai svarbiausia. Gebėjimas inovuoti, kad vis dar sugebam pasiūlyti inovacijų, naujovių, tas svarbiausia. Turbūt, kai jau matysim, kad kažko naujo nebeskubam pasiūlyti, tai jau reikš, kad viskas, kuras baigėsi. O kad savoje šalyje dirbti, tai yra dar vienas pliusas. Mums patiems, kad dirbi toj šaly, kur visi kalba tavo kalbą, tas yra gerai. Mes čia buvom tarsi išsišokėliai, kaip sakytas, mūsų toks projektas, ta idėja aukštų technologijų, kažkokių čia vystymo visiškai nauja buvo, neturėjo kažkokių nei konkurentų, nei nieko, tai labai buvo turbūt lengviau, kaip sakyti, nukonkuruoti ir pritraukti dėmesį. Jeigu įsivaizduojat Vokietijoje, tai yra didžiulė šalis su didžiulė industrija, ir ten tokių kaip mes, panašių yra ne vienas, ir ten, kaip sakyti, ta eilutė išsirikiavus ir sako, tokį eilės galą. Irgi ta Lietuva, užsienį, ta prasme, reikia realimas, niekas jos nežino, didžioji dalis, kas žino, tai tapatina iškart su Rusija Tarybų Sąjunga ir atitinkamo mentaliteto ieško tenais ir bijo ir tikisi ten. Tai įsivaizduoja treninginį verslininką su aukso grandinėm ir neaišku, kokiais interesais. Bet su pagrindiniais klientais nematom problemų, dirbti. Kartais labai sveika juos čia atsivežti, parodyti, kaip pasidarėm visą įrangą, kad matytų, kad tai nėra, 70 metų, kažkoks šiukšlynas, sena gamykla, tai tas prideda, pliusų, tai galbūt jeigu būtumėm įsikūrę Vokietijoje, tai reikėtų mažiau įrodinėti, bet. Lietuvos mokslo lygis yra labai nevienodas, yra šakos, kurios yra išvystytos labai stipriai ir kurios prilygsta geriausiam pasaulio universitetam, yra šakos, kurios neprilygsta nei kiek. Mokslas turi dirbti, nebūtinai visas yra mokslo įvairių, yra pritaikomas ir nepritaikomas tas mokslas, bet iš esmės turi, universitetai eiti koja į koją su verslu ir nežinau, kas ką turi lenkti, įvairiai būna, bet iš esmės tai turi būti viena komanda. Valstybei tai irgi yra svarbu, kuo labiau tai yra susiję, tuo dažniau tai atneša kažkokį rezultatą. Ir tikslas turi būti ekonomikos kažkoks gerėjimas, kėlimas, ar ne? Kad ir tos pačios Lietuvos mastu, tai reiškia, jeigu Lietuva yra vienokia ar kitokia pramonė, tai universitetas privalo į tai atkreipti dėmesį ir sakyti, kad
šitos kryptis yra mum įdomios dėl to, kad galbūt mes galime inovuoti tose srityje, pasiūlyti kažkokius sprendimus, kuriuos vėliau galbūt ta pati pramonė gali jos prisitaikyti. Arba iš tų, reiškia, mokslinių rezultatų gali įsikurti naujos įmonės ir jos toliau tęsti tą darbą, kaip kad padarė mūsų atveju. Tai, bet visa tai, kaip sakau, reikalauja tos kritinės masės specialistų, kritinės masės žinių, kas buvo sėkmingai padaryta su biotechnologijom. Tikrai tuo metu, kai įsikūrė visi fermentai, biosikorai, buvo kritinė masė žinių, kritinė masė specialistų, su lazeristais tas pats įvyko, su kitom sritim dar reiks palaukti. Dar kritinės masės nėra, galbūt po 10 metų jau ir bus, kas ten žino. Tai užtrunka, tai per 1 metus tai neatsitinka, bet principai manau, kad jeigu mes gyvuosim, jeigu gyvuos kitos, reiškia, įmonės, tai ta kritinė masė, jinai susikaups natūraliai. Ja.